Taip, tikas džeriukų. O, man trušna, ačiū žiūrėk. Kas man patinka šitoj sodybai, kad randam kėlės. Aš gavau čia šiaip auglas, ne, čia tai gražus gėlytės. Džeriukui patinka. Taip, o šiandien darbas yra bandyti kuo daugiau dalykų tvarkyti. Važiuosiu į miestą nusipirkt, pabaigti chicken traktorių. Ir nežinau, pradeda žolytę taugnėt, reiks kažką galvot. Bet neblogai, čia viskas kol kas krūta. Visur nušienauta, gražu. Dar jo. Nu, kol jūs penktadieniais po darbo einat tūsint, gert, vartot narkotikus, aš stoviu prie medžio ir pala, gal nepamiršiu. Opa! Turim sekmadienį. Pabaigti projektai. Aišku, dar reikia viščiukų ir hardware'o, iš kur viščiukai valgys, gers ir šildysis. Tai principas, pradedam nuo viščiuko gyvenimo pradžios. Viščiukas atkeliauja čia. Čia bus pritaisyta kaitinama lempa už tų grotų. Kaip kalėjime viščiukai gyvens 2 savaitės. Čia darytos, kaip padariau puikiai. Ir čia jie gyvens, valgys, kol paaugs porą savaičių. O tada tikėkime, kad jau bus birželio vidurys galas ir bus šilta. Ir tada keliaus iš Turigo. Gražiai jie bus sudėti, taip per čia šitaip sudėti. Ir tada keliaus po pievą, gyvens ant žolytės. Tai aš manau, kad 50 viščiukų bent hektarą žemės turės. Ir valgys kirmiliukus, slikiukus, vabaliukus ir biškių pašarą. Tai turėtų būti visai laimingi viščiukai. Mane Džerislavai. Va, sveiki atvykę į mano video blogą. Šiandien darysim unboxing. Tai sakiau viščiukam dalyko. Turim lesyklą. Labai pravers. Nereiks rankom lesint. Turim lemputes, kurios šildys viščiukus. Gal ir kiauliukus, negaliu žinot. Sako, daug moto valandų bus. Čia turim girdyklą, uždėsim butelį ir čia vandeniukas pabėgs. Oi, kaip gerai bus. Čia. Čia rėmas su vaikiška grandinė. Nu, turiu aš grandinę. Lemputę. Tai viščiukam bus šilta, turės valgyti ir gert, o ne džeriukasas. Taip. Penktadienio vakarą. Jūs ten tūsinat. Aš būnu su tokiu dangum ir nudžiungu, nes mano šilauogių krūmas jau pradeda šilauoges auginti. Taigi gerą vieną saują turėsiu šiais metais. Ko aš noriu pasidžiaugti, kad mane šitą vietą nustebint kasdieną. Buvau čia atėjęs, šnekėjau su mama ir toks sakau, kas čia raudonuoja? Čia raudonuoja mano vaisiukai, ir jų čia daug. Ir čia vaisiukai, o ne, vieną pamečiau. Ir čia vaisiukai, va. Sakau, kas čia? Ir aš turėsiu vyšnių. Turbūt čia vyšnės, aš mėgstu vyšnės. Tai gėlytės dar, kas čia? Taip šuo. O, kokias gėlytės turiu pasirodo. Gal kam reikia, parduodu. Na. Tai turiu pakankamai mažai problemų gyvenime. Sako, imk šuniuką, tai bus smagu. Bet šiaip fainas šuniukas pasirūpina mano well-beingu. Nes sako, aš matau, kaip tu sunkiai dirbi, kaip tau čia karšta, sunku. Tai aš tau kepurį skylę prakandau, kad
O, ir batus išnešiau, kad išsivedintų, kad nepakaistum galvo. Ačiū, Džeriukų. Eik tu savo, kaip gerai. Mašinykas. Nu, pažiūrim, ką čia pusryčiausiam. What's on the menu? Turim ridisiukus. Nežinau, ar pas jūs ridisiukai tokie dideli. Kalbu apie lapus, ne apie pačius ridisiukus. Bet galim pažiūrėti. O, čia geras ridisiukas. Vienas. Čia da auga. Kažkas per tankiai susadina. Kažkas čia taip nemoka. Nežinau, reikia šnekėti su ūkvedžiu. O, čia valgant, sakytum. Čia skirtingi gal, nežinau. Nu, prašau, ridisiukai kokie. Galima nemniuoti. Nu, gerai, visi geriau augs. Tas į kompostiniais. Nu, pažiūrim. Nu, va, Džeriukų, žiūrėk, turim pusrytuką. Nu, va, jie tokie different, tobuli. Maniūna. Nu, blogai. Prašom, Džeriukų. Vat ko man patinka šitas pasaulis, kad žvyro krūva, gėlytės. Galima džiaugtis. Plius biškę pravėjau daržą. Dar reikia padirbėti. Taip. Principe, čia ir geriausias žalių ravėjimo įrankis. Turim tokį daržą ir iš jo padarom tokį. Nu, prašau, gal ir nieko. Sveik šuo. Kas kečiausiai, žadėjau organizuotis žolės pjovimą ten prie kūdros, nes nublemba bus joninės, būtų gerai ten nusišienaut. Išvažiuoju į Vokietiją. Realiai ta žolė, kur turėjo būti nupjauta, jau ruliuose. Ačiū, Mysterijos ūkininkė. Tu man padedi, to net nežinodamas. Pagaliau!